Įkainių koeficientai. Sąmatoje esančių įkainių, santinių pozicijų koeficientai, jų reikšmės atvaizduojamos prie kodo skliausteliuose. Kaip štai pavyzdžiui čia, specifiniai ir sezoniniai. Juos priskaičiuoti, pakeisti galima per Kaspino lapelį koeficientai. Štai pavyzdžiui, tam įkainį mes matome specifinius sezoninius koeficientus kažkokiam reikšmėm, šičia atitinkamai visur vienetukai. Koeficientai, jų kodavimas yra toks tradicinis, kaip kad ir visur Lietuvoje. K1 darbo jėgos sąnaudai, K3 medžiagom, mechanizmams, K4 visoms sąnaudoms. Atitinkamai kainoms yra nuo K5 iki K8, taip pat specifiniai sezoniniai pavojingi, kurie priskaičiuojami darbo jėgos kainai. Pavyzdžiui, jeigu mes norime padidinti medžiagų sąnaudas šitai kažkokiai pozicijai, mes čia įrašome naują koeficientą, tarkim 10% didesnės sąnaudas. Tuomet paspaudus mygtuką pasirinktiems įkainiams, mes juos priskaičiuojam šitai pozicijai. Jeigugi mes pasižymėtumėm kelias pozicijas, koeficientai bus priskaičiuojami jiems visiems, tik tai čia reikia atkreipti į keletą galimų opcijų. Kreipkite dėmesį į šias tris. Perskaičiuoti esamus koeficientus. Ši opcija reiškia tai, kad jeigu jinai yra įspausta, tai naujoji koeficientų reikšmė bus perskaičiuota visur. Nesvarbu, kad tarkim šiuo atveju K3 šitai pozicijai jau yra 1,1. Jeigu ši opcija bus nepažymėta, tai šios pozicijos koeficientas K3 lygus 10% nebus pakeistas. Visur kitur jisai bus pakeistas. Kaip dėmesį, čia buvo likę ir specifiniai ir sezoniniai. Todėl jie atsidūrė ir čia. Opcija neatvaizduoti kodo leidžia priskaičiuoti koeficientus ir programai žinoti apie tos koeficientus. Tačiau prie kodo, šiame skliausteliuose, neišrašyti šių reikšmių. Tarkim, mes jų tiesiog nenorime, kad matytų užsakovas. Opcija nefiksuoti reikšmių, panašiai neatvaizduoti prie kodo, tačiau programa ir nebeįsimena tų procentų. Tai yra, mes, tarkim, tiesiog kažkokią tą procentinę dalim padidinam sąnaudas arba kainas ir iš esmės pamirštam apie tai. Sugrąžinti, tiksliau panaikinti koeficientus galima paprasčiausiai čia suvedus vienetukus ir jie tuomet nebevaizduojami. Tai yra koeficientas lygus 1, yra kaip ir nėra koeficientų. Paspaudus mygtukus visam skyriui ar visai sąmatai atitinkamai koeficientai priskaičiuojami visom to skyriaus ar visos tos sąmatos pozicijoms. Mes kalbėjome apie koeficientus jau sąmatoje esančiom pozicijoms. Tačiau koeficientus galima iš karto priskirti įkainiams įterpimo metu. Štai atitinkama lentelė. Koeficientų reikšmės be abejo tos pačios. Normai, kainai. Taip pat čia mes matome sąrašą specialiųjų koeficientų iš techninės dalies. Tai yra pasvirusių polių sukalimui, darbo ir mechanizmų sąnaudos yra didesnės. Atitinkamai mes jas galime priskaičiuoti.